Sveiki, mėly bendraminčiai. Šiandieną noriu Jūs pakviesti į ypatingą meditaciją, kuri leis Jums labiau pajausti savo angelą ir tuo pačiu susijungti su angelų pasauliu. Tai kviečiu Jūs pasiruošti, Jūs galite užsidegti žvakutę, patogiai atsisėsti arba pusiau atsigulti, ar pilnai atsigulti, taip kad Jums būtų patogu. Kai pasiruošite, įkvėpkite ir su iškvėpimu užsimerkite. Jūsų akis yra užmerktas, kvėpavimas gilus. Pagalvokite, kad Jūs pereinate iš aktyvaus beta smegenų dažnio ritmo, pradedate pereiti į žymiai lėtesnį alfa, teta, gama ar delta ritmus. Jūsų protas pilnai nurimsta. Su kiekvienu įkvėpimu pajauskite, kad Jūs esate šioje akimirkoje, kuri apima praeitį, dabartį ir ateitį. Pradėkite koncentruotis į momentą čia ir dabar. Čia ir dabar aš jaučiu savo kūną, kuris maloniai nuo galvos iki kojų pirštų galiuko pradeda atsipalaiduoti. Maloni atsipalaidavimo banga užlieja mano galvą, kaklą, krūtinę, pečius, saulės rezginį, pilvo apačią, klubus, kelius, pėdas. Vidiniu žvilgsniu nuskanuokite save iš viršaus žemyn ir dar kartelį pastebėkite, galbūt dar yra likusių vidinių įtampų. Jeigu jaučiate, kad Jums sunku atsipalaiduoti, staigiai sutraukite visus raumenis kelis kartus ir taip pat staigiai atpalaiduokite. Pajauskite, kad Jūsų protas pilnai nurimsta. Galvoje darosi šviesu, kūnas maloniai atsipalaiduoja, Jūsų fizinės akys yra užmerktos, bet atsiveria vidinis matymas, vidinis ekranas, kai Jūsų siela gali pradėti kalbėti spalvomis, vaizdiniais. Pastebėkite, kaip Jūs su kiekviena minute, sekunde vis giliau einate į savo vidinį pasaulį. Pajauskite, kaip Jūs jaučiate savo viduje. Nes kai Jūsų akys yra užmerktas,
jūs tiesiogiai susiduriate su tuo, kas yra jūsų viduje, su jūsų vidiniu turiniu. Ir čia jau nebėra kelio atgal, kad pabėgti, pasislėpti nuo savęs. Yra tik tai kelias priimti viską taip, kaip yra šią akimirką. Leiskite sau būti savimi. Išjausti tai, ką jūs norite išjausti. Tada įvyksta pilnas atsipalaidavimas. Ir mes nenuslopiname savo jausmų, emocijų, neužrakiname juos, nesandėliuojame tam tikrose savo kūno zonose, kas vėliau gali pavirsti į psichosomatines ligas. Pajauskite, kad šioje erdvėje jūs esate šviesoje ir jūs galite pilnai atsipalaiduoti ir jausti šviesos energijos tėkmę, kurią galite pamatyti savo vidiniame ekrane, kaip šviesos taškelius, burbuliukus ar spinduliukus, kurie maloniai pradeda leistis žemyn ir pasiekia jūsų aurą, padengia ją šviesos spindulėliais. Tai lyg šviesos angelas nusileidžia pas jus ir su savo sparnu maloniai prisiliečia, prabraukdamas, lyg nuvalydamas tai, kas galbūt jau sena, nebereikalinga, tai, prie ko jūs esate galbūt per daug prisirišę, arba jums yra sunku čia ir dabar paleisti. Leiskite, kad šios šviesos būtybės padėtų jums ne tik atsipalaiduoti, bet ir paleisti visus prisirišimus, neužbaigtus geštaltus, neišspręstas problemas. Savo viduje galite pasakyti, apie ką tai yra jums. Galbūt tai bus kažkokios mintis, konkrečios situacijos ar žmonės, prie kurių buvote prisirišę. Ir dabar atėjo laikas paleisti, atleisti, išsivalyti. Galbūt jūs buvote nuo kažko per daug priklausomi. Ir šie energetiniai saitai, jie dar yra išlikę. Pajauskite, kaip angelai su savo sparnais prabraukia, nubraukia visus tos prisirišimus ir jūsų energija pradeda sugrįžti. Šviesos spindulėliai prisiliečia švelniai prie jūsų veido, akių, kaklo,
krūtinės, pilvo, prie jūsų rankų ir kojų. Pajauskite, kaip šie šviesos spindulėliai padengia visą jūsų kūną. Sugeria tai, kas buvo sukaupta, sugeria negatyvią informacinę energiją ir išvalo visus jūsų auros sluoksnius. Šviesa prasiskverbia, užpildo visą jūsų aurą ir tuo pačiu visą jūsų kūną. Pajauskite, kad jūs leidžiate savo giliai įkvėpti šią šviesą į savo vidų, leisdami užsipildyti ją ir iš vidaus, o su iškvėpimu paleidžiate tai, kas jau nebereikalinga, paleidžiate visą atidirbtą energiją ir paleidžiate visus prisirišimus. Šviesa jūs palaiko. Šviesos spindulėliai užpildo jūsų širdį. Užpildo meilė ir šviesa ir padeda susijungti jums su savo aukščiausiuoju aš. Aukščiausiasis jūsų aš gali susijungti su šaltiniu. Vizualizuokite, kaip formuojasi šis šviesos srautas, šviesos kanalas. Jūsų vibracijos pradeda kilti aukštyn. Jūsų sąmonė įsileidžia dar daugiau šviesos, meilės, harmonijos. Harmonizuojasi jūsų vidinis pasaulis. Harmonizuojasi jūsų kūnas ir energijos tekėjimas per jūsų kanalus meridianus. Savo vidiniame ekrane galite išvysti šviesos sroves, kurios harmoningai pasiskirsto po jūsų galvą, rankas, kojas, prateka per visą jūsų stuburą išilgai žemyn ir tuo pačiu išvalo jūsų centrinį energetinį kanalą. Pajauskite, kad jūs esate susijungę su šaltiniu ir šiame lygmenyje jūs galite atsiverti meiliai, dar labiau pajausti besąlyginę meilę, priėmimą, atsivėrimą dieviškai energijai. Savo vidiniame ekrane galite įsivaizduoti, kaip išsiskleidžia širdies čakros žiedlapiai, kaip atsiveria jūsų širdis besąlyginės meilės tėkmei ir priėmimui
visko, kaip yra. Ir šioje būsenoje pagalvokite, su kokiu angelu jūs norėtumėte susijungti. Savo vidiniame ekrane vizualizuokite jį arba leiskite, kad angelo vaizdinys pats pas jus ateitų. Pastebėkite, kaip atrodo jūsų angelas. Ir savo viduje galite jo paprašyti meilės, sveikatos, apsaugos ir svajonių išsipildymo. Kiekvienas iš jūsų gali suformuoti savo individualų prašymą. Pajauskite, kaip angelas atsako į jūsų prašymą. Galbūt siunčia jums asmeninę žinutę, kaip simbolį. Arba šiuo metu ateina tam tikros mintis, idėjos, įžvalgos. Pajauskite, kad jūs esate ne vieni. Jūs visada galite įeiti į šią būseną ir susijungti su savo angelu, pajausti angelų pasaulį, jų įvairovę. Pajausti, kad jūs esate ne vieni. Kur jūs einate, ten jūs supa šviesos būtybės. Angelai, kurie saugo jūs, saugo jūsų šeimą. Jums tik reikia užsimerkti, nukreipti dėmesį į juos, susijungti, paprašyti pagalbos. Ir jie visada bus pasiruošę jums padėti. Pajauskite, kaip angelas siunčia jums simbolį, žinutę ar kažkokį tai vaizdinį, kaip atsakymą į jūsų užklausą. Padėkokite ir po truputėlį pradėkite grįžti į materialų pasaulį. Leiskite savo kelis kartus giliai įkvėpti, iškvėpti, pajausti naujai tekančią energiją per jūsų kūną, per jūsų visą gyvenimą.
Leiskite sau dar šiek tiek laiko pabūti šioje būsenoje. Ir kai būsite pasiruošę, iš lėto pajudinkite savo kūną. Įkvėpkite ir su iškvėpimu atsimerkite. Ir kviečiu sugrįžti po šio video ir pasidalinti savo patyrimais. Dėkoju Jums, iki sekančių susitikimų.